Mano mama eis klot lovą, tai aš būsiu ant mano stalą, kur aš daug žaidu. Aš nežinau, ką dabar žaist, tai aš kartais darau braisletų, tai aš tau dabar parodysiu. Apyrankės. Tai šita, kur ištempytė, šita, kur biški per mažas, šitas, kur, šitas buvo mano pirma apyrankė, kur padariau. Tai, šitas kaip čeinas, aš nežinau kaip pasakyti. Šitas rūžava ir balta, šita. Aš eisiu kavytės pasidaryti. Tiesiog. Ką už tave? Tiesiog. Ką? Mano kytės. Tiesiog. Tiesiog. Aš jau girdėjau. Išsitiesinau plaukus. Šiaip jeigu neturiu jų susisukus arba išsitiesinus, dažniausiai nenešioju palaidais, visada surišu. Dabar išsitiesinau ir pavaikščiosiu palaidais gal porą dienų. Gavau siuntinį. Vakar galvą ploviau. Dabar reikės palaukti pirmadienio arba antradienio, kad galėčiau jį panaudoti. Tai yra plaukams susisukti. Bandžiau tą patį pasidaryti su chalato raištuku, bet nesigavo man. Tai užsisakiau tokį dalyką. Maždaug padalini plaukus į du, šitą užsidedi čia, atėjo su segtuku, kad jį prilaikyt. Ir tada dregnus plaukus tiesiog paėmė, taip aplinkui ir suki. Aš dar kai praeitą kartą buvau pasidarius, man nepatiko tas, kad čia maždaug buvo garbanoti plaukai, o galas tiesiog tiesus buvo. Labai įdomiai atrodė, tai reikės pasižiūrėti kažkaip iš galo susisukti. Šitaip. Ir kitą pusę taip pat ir tada eini miegot, arba panešioji visą dieną. Blin, dabar gailiuosi, kad įsitiesinau plaukus. Na, bet nieko, pamėginsim šitą būtinai kitame vloge. O dabar eisiu, pražiūrėsiu Juliaus rūbus. Ką palikti, ką išmesti, ką atiduoti. Ištraukiau iš spintos, aš galvojau, kad turiu dar porą rūbų, tai ištraukiau iš spintos 3 kelnes. Ir porą megztinių, kurias galės dabar nešioti. Taipogi užsakiau Juliui rūbų, naujų, nes tiesiog yra vos ne visus savo rūbus iššauti. Atsikėlė Julius, vaikai vėl lauke. Šiandien visą dieną lauke. Ir kaip smagu, kad pagaliau bent vieną dieną be lietaus, nes mūsų visa vasara, man atrodo, rekorduose yra dabar kaip šlapiausia vasara ever Šiaurės Airijoje. Tai sutvarkiau Juliaus rūbelius. Dabar einu, sutvarkysiu Emilijos. Išimsiu per mažus rūbus. Ką išmest, ką parduot, ką atiduot. Nes Juliaus dabar, kai sutvarkiau, tai daugiau nei pusę rūbų atidaviau
kaimyniai, ten porą maikių išmečiau, nes jau nebeatsiplauna. Dabar bent visus rūbus rasim ir visus rūbus panešios, nes būdavo taip, kad tiesiog ten 6 maikės nuo viršaus panaudoja, išplaunu aš jas ir vėl jas nešioju, o tos apačio net nesinaudoja. Tai dabar reikia ir Emilijos spintai tą patį padaryti. Nes rūbų tikrai nemažai turi, bet mažai iš jų nešioja. Aš kaip mažas vaikas. Pradėjau vieną dalyką daryti, jį mečiau, pradėjau antrą, jį mečiau, pradėjau trečią, nedabaigu. Tai pradėjau Emilijos spintą tvarkyti ir išėjau į lauką kavos atsigerti su kaimynė, tada nuėjau pas kaimynę jai plaukus nudažyti ir dabar vėl grįžau prie pirmo. Taigi, parodysiu, ką padariau ir kas liko. Čia viskas parduoti. Čia mokyklinė uniforma, kuri per maža. Čia buvo 2 tokie, čia vienas, čia antras. Išėmiau tą antrą, nes kai pakabinau rūbus, tiesiog gražiai nesižiūrėjo. Ir šito dar net nepradėjau. Aš nežinau, kažkaip, jeigu atidarytos duris, neina atidaryti stalčiaus. Nežinau, reikės Eriko paprašyti, kad sutvarkytų. Čia yra jos viskas. Taigi dabar eisim šitą tvarkyti. Dabar yra 11 ir Erikas grįžo namo po darbo. Bet prieš grįžtant namo užsuko pas mano mamą. Sako, mama, tau dovanų turi. Nenaujas. Ir vieną kvaitę paklijuoti reikia. Šitą vieną kvaitę paklijuoti reikia. Kur aš dėsiu Erikui? Va, ne kur tu dėsi, kur Julius dės. Palauk, dar stalas. Aš tvarkau namus ir dalykus nešu iš namų. O Erikas ir mama neša dalykus į namus. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, palauk. Čia yra pokerio stalas. Tik tai child version. Čia pokerio stalas yra. Dar tos spalvos. Žaismingos, gražios. Tokios primenančios vaikystę. Dar tos pirku man citabai. Sakyk, labą dieną. Labą dieną. Kaip gražiai pasakyti. Pepe. Statom dabar. Nežinau, kas tą. Klientė dirba parduotuviai, kur pardavinėja, ten žodžiu, jie viską pardavinėja, bet yra tokie kaip ir žurnalai. Žinote, vaikiški žurnalai, kur būna visokiausi žaisliukai, ten pieš. Taigi, kai baigėsi kažkokia data tų žurnalų, tai jie turi nuimti žaisliukus išmesti ir išsiųsti žurnalus atgal, kas jiem juos atsiuntė. Taigi, jinai pririnko Juliui ir Emilijai visokiausių žaisliukų. Tai vienas iš jų buvo toks. Čia yra Beetle, drugelis ir boružėlė. Čia dabar viskas susimaišė ir trūksta, man atrodo, jau vienos detalės, bet bandom sustatyti. Ir kas sunkiausia, kad vaikai išmetė instrukcijas, tai nelabai žinau, kaip čia sustatyti, bet man atrodo šitaip. Jo, kol kas toks. Čia vabalo ūsai. Gali sakyti vabalas. 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 Emilija šiandien visą dieną, visą rytą klauso muzikos. Jinai ten savo kambarį tiesiog vaibina viena, nes sutvarkiau Aleksą jos kambarį, tai jinai muziką savo gali pasileisti. Taylor Swift. Ir dabar man siunčia voisus. Alexa, announce. Jinai jau išėjo iš tavo kambario. Announcing. Jinai jau išėjo iš tavo. Kuri ranka?
the way. I will burn the world Gosh. and lose myself in the flames. Ačiū. Čia spalva. You no fighting. You must work together. Alexa, stop. Ir nuotaika geresnė, kai saulė pagaliau išlindo. Visą rytą lijo, dabar saulutė išlindo. Užmerkiau, kaip matėt, šiukšliadėžes, apsitvarkiau virtuvę, išsiploviau indus, rūbai džiovinasi ir skalbėsi. Skalbimui liko 8 minutės. Dabar einu, nurengsiu patalus, uždėsiu švarius, atidarysiu kambarį langą, kad prasivėdintų ir pasižiūrėsiu, ar reikėtų antrą aukštą išsisiurbliuoti dar. Kas čia toks yra? Kaukolų malin. Šiandien Erikas bent ne į namus nešo į šedą. Nori į namus? Ne. Tai aš rasiu ką parnešti. Mam. Kodėl tu mane filmuoji? Turim vištytės. Čia ta, kur man turėjo atsiųsti šiaip visą stir fry kit, bet atsiuntė tos vištienos ir jinai yra aštri.
Tai pamėginsiu dabar skūrą nuimti, kaip nors vaikam padaryti, kad nebūtų per aštru. Ir bulvytės, nežinau, iš kampų išrinksiu. Čia man ryžiai verda.